aš galbūt pradėčiau nuo klausimo Arvydui. Bendrai apie visą tą sovietinės okupacijos laikotarpį ir tą rezistencijos siekį, kaip jisai atrodė, kaip atrodė visi tie, kaip sakant, etapai link laisvės ir kas buvo ta motyvacija, kuri kvietė žmonės, kaip sakant, priešintis, telktis ir judėti link, kaip sakant, nepriklausomos Lietuvos valstybės idėjos. Aš gal pradėsiu nuo tokio bendro vertinimo, nes kai 40 metai ištiko, nepaisant okupacijos, vis dėlto buvo viena Lietuvos valstybės institucija, tai yra užsienyje veikusi diplomatinė tarnyba, kuri taip ir veikia visus 50 metų. Kurį laiką netgi finansuojama iš Lietuvos aukso fondo, iš tų pinigų, kurie buvo atsidūrę Jungtinėse Amerikos valstijose, bet kokiu atveju tai vienintelė institucija, kuri visur visada palaikydavo tą Lietuvos nepriklausomybės klausimą. Jeigu nepriklausomybės klausimas palaikomas tarptautinėje erdvėje, kad jisai neišnyktų, kad būtų sudaromi kokie nors Helsinkio, Madrido susitarimai čia 80-metį. Ir čia išeina lietuvių organizacijos, diplomatinė tarnyba, o štai žiūrėkite, Lietuva okupuota ir nepriklausomybės atkūrimo klausimas niekur nedingęs. Ir iš tikrųjų, 80-mečio pradžioj, aš vis primenu tą istoriją, kai Didžiosios Britanijos parlamentarai diskutavo apie Baltijos valstybių auksą, kurio beje buvo Britų bankė 10 tonų. Ir kas tik jo nenorėjo. Norėjo ir rusai pasiimti visą. Na ir Britų verslininkai, kurie Rusijoje prarado verslus, norėjo pasiimti. Ir galiausiai buvo sutarta, kad kompensuos Britų verslininkam ir klausimas buvo paprastas. O kas bus, jeigu Baltijos valstybės atkurs nepriklausomybę? Tai Britų parlamente diskusijos metu atsakymas buvo toks iš vyriausybės. Tai mes, sako, jums grąžinsim aukso. Aukso paėmėm dabar, atkurs nepriklausomybę, štai jūsų auksas. Tai yra tas teisėtumo, okupacijos neteisėtumo, nepriklausomybės atgavimo teisėtumas visą laiką buvo tas klausimas labai aktualus. Ir kai 89 metais mes visi tuometiniai, aš manyčiau, kad praktiškai visi sąmoningi Lietuvos piliečiai pasirašė tą peticiją dėl nepriklausomybės, dėl okupacinės kariuomenės išvedimo. 89 metų pavasarį Laisvės lyga pradėjo rinkti parašus, 1,8 milijono žmonių, suaugusių žmonių pasirašė praktiškai visi sąmoningi piliečiai. Ir tas klausimas vėliau nujudėjo taip, kad aš manau, kad aukščiausioje taryboje jau čia vadovaujant profesoriui Landsbergiui buvo vis dėlto parinkta labai efektyvi taktika, kuri atvedė prie kariuomenės, okupacinės kariuomenės greito išvedimo. Viskas daroma teisiniam priemonėm ir tam tikrų spaudimų, kuris organizuojamas tom teisiniam priemonėm. Aš tiesiog priminsiu, nes tiesiog užmirštam tuos dalykus, kurie anksčiau atrodė kaip savaime suprantami. Pavyzdžiui, įsivaizduokit, 91 metai pučas, tik baigėsi, Lietuvos aukščiausia taryba priima nutarimą dėl svetimos kariuomenės išvedimo, nesuteikiant jai jokio statuso. Kaip tuo metu buvo kalbama, jos vienintelis statusas tai yra išvedama kariuomenė. Viskas. Jokio statuso. Bet kaip ją priversti išeiti, kai dar sutarties jokios neturi. Ir čia buvo pasirinktas, sakau, efektyvus būdas teisiniam priemonėm. Tai yra neleisti tų karinių dalinių papildyti jokiais šauktiniais, jokiais karininkais. Neleisti išformuoti Lietuvoje. Atseit išformuojami, ten išvažiuoja kažkas neišvažiuoja, arba lieka Lietuvoje. Visi kariniai daliniai kaip tokie turi išvykti iš Lietuvos, bet kai jų nepapildai, o vis dėlto tai šauktinių kariuomenės pagrindas, kad sovietinė, vėliau Rusijos šauktinių pagrindas, tai kariniai daliniai tampa neveiksnūs.
Tai yra karininkai patys galiausiai turėjo krauti tenai viską išvežinėti patys. Praporščikai, karininkai, kareivių beveik neliko. Tai jūs įsivaizduokit toje situacijoje, tai ką daryti su tais kariniais daliniais, jie visiškai nereikalingi. Jie tada norom, nenorom, aišku, bet nenorom, tą išvedimą pradėjo ir spartinti. Nors, sakau, Lietuva tokių tiesioginių įrankių, kad priversti išvesti neturėjo, bet tokius netiesioginius panaudojo efektyviai. Bet vis tiek reikėjo išreikšti tautos valią. Dar kartą, ir dar kartą, ir dar kartą. 89 metai, parašų rinkimas. 91 metai, plebiscitas vasario mėnuo. Čia po sausio įvykių. Irgi masiškumas. 92 metai. Vėl referendumas, man atrodo, tuo metu oficialiai buvo dėl kariuomenės išvedimo žalos atlyginimo. Referendumas, ir kur šiandien prie paminklo pacituotas buvo aukščiausios tarybos balsavimas. Balsavimo rezultatai balandžio 27 dienos 92 metų labai įdomus, ačiū už priminimą, labai netikėtas, iš tikrųjų balsavusių prieš ir susilaikiusių ar nedalyvavusių balsavime sąstatas, labai įdomus dokumentas. Bet įvyksta referendumas, vėl 2/3 tautos dalyvauja, 90% pritarė kariuomenės išvedimų žalos atlyginimą. Nors turiu pasakyti, su žalos atlyginimu, aišku, mes čia nenujudėjom kažin kur, bet tai buvo pagrindas mūsų šalyje jau vėliau priiminėti tuos įstatymus, kurie leistų bent iš dalies kompensuoti tiems žmonėms, kurie prarado turtą okupacijos metu. Tai yra turto restitucija, bažnyčios turto restitucija, atstatymas. Gražinimas politiniams kaliniams ir tremtiniams, jų prarasto turto, tam tikros išmokos, tai buvo pagrindas viskas iš biudžeto, mūsų biudžeto lėšų, bet tai buvo tam tikras pagrindas atstatyti tą teisingumą. Ir manyčiau, tie kokie teisiniai būdai leido labai efektyviai išnaudoti geopolitinę situaciją, kuri tuo metu susiklostė. Aš nežinau, ar būtų jinai susiklošiusi vėliau tokia super palanki. Tiesiog. Ne dėl to, kad Jelcinas buvo kažkoks prolietuviškas, tikrai ne. Jo aplinkoje buvo baisių žmonių, kaip aiškėjo jau vėliau, bet vis dėlto situacija buvo mums palanki ir ją mes išnaudojom 100%. O 93 metais man teko būti tiesiog krašto apsaugos savanoriu eilinio. Tai pačiuose procesuose tiesiogiai tikrai nedalyvavau, vėliau tik sužinojau rašydamas, kaupdamas medžiagą kaip istorikas. Jeigu kas matė tokią knygą, prieš 20 metų išleistą okupuotos Lietuvos istoriją. Tai va. Tiek. Ačiū, Arvydai. Gal tada pereičiau prie Pauliaus sekančio truputį apie to laikotarpio pakalbėti politinę padėtį. Vis dėlto yra sąjūdis, bet iš kitos pusės mes turim lyg tą vienybę, bent jau kaip atrodo, nežinau, iš mano akių žiūrint į praeitį. Tai kaip tą vienybę pavyko išlaikyti, kas motyvavo tai ir ar galbūt tos vienybės ir ne visada būdavo? Tai ta vienybė pradėjo trupėti po to, kai buvo paleista nepriklausomybės aktą paskelbusi aukščiausioji taryba. Ir kada LDP po to revanšavosi ir laimėjo rinkimus. Tai tos vienybės kaip ir nelabai buvo. Tačiau tas kariuomenės išvedimo klausimas visą laiką buvo prioritetinis, nes tai yra iš principo okupacijos kaip toks nutraukimas. Ir žiūrint istoriografiškai, pasižiūrėkime, reiškia, 20 amžiaus istorijoje, tai yra vėl naujas etapas, kada Lietuvos žemėje nebuvo okupanto vato. Ir jeigu pasižiūrėti visą juodąjį 19 amžių, kur apskritai mes neturėjom nieko, o buvom užgniaužti. Tai aišku, kad tai prasidėjo naujas politinis etapas ir labai simboliška, kad po keletos savaičių, po pusantros savaitės į Lietuvą atvyko popiežius, išvedus kariuomenę. Tai čia toksai kaip simbolinis žestas, kad jisai atvažiavo į visiškai laisvą Lietuvą, kur yra ir politiškai, ir netgi karinė prasme laisva.
nes nėra okupacinės kariuomenės. Na, o kalbant apie kauniečių subuvimą ar kažkokius tai vienybės veiksmus, sakykime, tos okupacinės kariuomenės atžvilgių, tai reikėtų pasakyti labai paprastai. Čia turėjom tą desantininkų diviziją žymame Kaune, kur, kaip sakoma, šančiai Panemunė buvo užkipšti mėlynom beretėm. Turėjom inžinierinius dalinius Žaliakalnį, husarų kareivinėse. Va, tai aišku, čia tokia legenda, kad štai Vilniui, reiškiasi, šiaurės miestelį per sausio 13 sujudėjo, reiškiasi, rusai ten darė tos nusikalstamus veiksmus, o Kaune atseit buvo susitarta. Tai mano galva, Kaune paprasčiausiai pabijojo, nes Kaune jautė tas pačias nuotaikas, tie patys desantininkų karininkai, žinodami labai paprastą dalyką, kad Kaune į okupacinę kariuomenę, apskritai į okupacinio režimo uniformą yra labai aiškus požiūris. Tai buvo labai aišku Kaune, kad tai yra svetima, kad tai yra nepriimtina ir aš noriu sulyginti 92 vasarą ir 93, tada rugsėjo pradžią, 92 vasarą, man kaip skautui buvom priskirti prie 211. Tuo metu skato rinktinės kopos ir mano patrulinis postas buvo Panemunėje, Vaidoto gatvės pabaigoje. Mes ten tada buvom skautukai ginkluoti, reiškiasi, toksai diržas, dujų baronėlis ir guminis bananas. Va, ir mane paskyrė reguliuotojų, reiškiasi, nes mes tada stabdėm rusų mašinas ir rusų mašinos turėjo gauti iš mūsų vietinės komendatūros leidimą važiuoti, judėti keliais. Va, da, ir noriu priminti tokią įdomią istoriją, kad na, vieni prie Heso stabdė, man atrodo, iš mūsų 211, na, nesustoja benzovežis. Ir tada per padangas. Va, tada išėjo ministro įsakymas, tuo metu ministras buvo Butkevičius, kad draudžiama naudoti šaunamąjį ginklą miesto teritorijoje. Va, tai aišku, čia toks juokingas buvo, reiškis, momentas, mes juokavom, sakėm, nu, galėjote jūs ten kur nors Vaidoto gatvėje įtrūkti per tas padangas, tačiau kaip įsukinėtų tas benzovežis į dalinį. Va, tai pusę dalinį galbūt nunešęs. Tai aišku, tas žvalgymas per petį visą laiką vykdavo, kaip paimdavo į tą lapuką iš to rusų karininko ar tos mašinos, eidavo, reiškis, po to atžymėti pas save, tai vienaip. Ir visiškai kitaip, tas yra rugsėjo mėnuo 23 metų, kaip jau tos okupacinės kariuomenės neliko. Ir prasidėjo apskritai naujas procesas, kada nereikėjo dairytis per petį, nes nebuvo dėl ko dairytis per petį. Tiek trumpai. Tai va, ačiū Pauliau ir pergim prie Gedimino. Ir Audronė minėjo, ir mes šiek tiek kalbėjom, kad jūs ir pats tiesiogiai įsitraukėt į tos visus procesus. Tai galbūt galėtumėt pasidalinti savo patirtim ir galbūt truputį plačiau papasakoti apie visą kariuomenę santykį, kaip visą tai atrodė ant žemės, nes vis dėlto yra tokia, kaip sakant, nuo vienos valstybės pereina prie kitos ir yra daug tokių institucinių pokyčių. Tai vat, kaip jūs matėte visą tai? Na, iš tikrųjų, man teko būtent ir ant žemės prisidėti prie viso to proceso. Aš tarnavau, tada vadinosi ne Jėgerių batalionas, bet vadinosi Geležinio Vilko brigados 2 smuktų desantinis batalionas. Dislokacijos vieta buvo Karmėlavoje, tam tokiai pionierių stovykloje. Ir žinoma, kariai visą laiką žiūrėjo, kada ta kariuomenė išeidinės rusų ir kur mes galėsim, taip sakant, turėti savo pastovės dislokacijos vietas. Tai mūsų bataliono, sakykime, vieną kuopą jau Liepos mėnesį 108 pulke kartu gyveno su rusų kariais, su savo ginklais, su viskuo. Ir buvo jau ir politikų, ko gero, ir kariuomenės vadovybės priimtas sprendimas, kad
mūsų antras motodesantinis batalionas persikels į 108 pulko teritoriją, į istorinę vietą, kur buvo Smetonos laikais karo mokykla. Ir 2 mėnesius mūsų karių kuopa gyveno kartu su rusais. Ir aš buvau paskirtas to pulko perėmimo komisijos pirmininku. Galite įsivaizduoti, kaip mes perėminėjom. Skaičiavom rozetės, skaičiavom lempas, bet tai buvo tik tai toksai, dėl vaizdo. Nes buvo ir politinės vadovybės, ir kariuomenės vienas tas toksai principas. Aš dar vakar perklausiau buvusio krašto apsaugos ministro Audriaus Butkevičiaus ant tokį interviu. Sako, pastatykim jam nors auksinius tiltus, tegu tik jie įsinežina iš čia. Žinoma, mums reikėjo perimti ir teritoriją, ir patalpas, kad mes įsikėlę galėtume gyventi. Be valgyklos, be gyvenamų patalpų, jeigu kareivinės be langų, be grindų, sunku įsikelti ir tarnauti. Nežiūrint į tai, vienos kareivinės gal tik tai prieš porą metų pasiekėlius ir buvo atstatytos, nes tos kareivinės buvo nusiaubtos, buvo išluptos grindys, rozetės, langai išimti. Ėjom pas pulko vadą su bataliono vadu šnekėtis. Gal ne politiškai nekorektiška, bet kada pulko vadas, pulkininkas sako, tai tas bataliono vadas čiurka, aš nieko negaliu padaryti. Tai buvo tokia situacija. Bataliono vadas man pastatė vieną užduotį. Valgykla turi veikti, kada rusai išeis. Daryk, ką nori. Rusai norėjo išmontuoti visas skaitlentes, visus katilus, viską norėjo įsivežti. Visko mums reikės, sako, mes ten įsikeliam, nieko neturėsim. Arba mokėk. Tais laikais netaip jau mes čia turtingai ir gyvenom. Vagnorkės tos vadinamos, dar kažkas tai. Bataliono vado buvo paprasta užduotis ir sako, mokėk, jeigu turi pinigų, mokėk, kiek prašo. O vėliau aš tau parašysiu premijas, įsilyginsi. Tai valgykla liko, vienos kareivinės liko irgi pilnai naudojamos. Aišku, ta istorinė karo mokykla, ten buvo mokymo centras, tai jinai buvo irgi nusiaubta. Aišku, įsivežė visus savo ten simuliatorius ir viską, kaip ryšio centras ir visa kita įranga, tai nekokios situacijos buvo. Tai tą atmosferą turėtumėte įsivaizduoti, kada mes ginkluoti, rusai ginkluoti. Ir visada tave įima pyktis, kai tu matai, kai tau grindis iš tavo pastato lupa. Bet reikėjo išlaviruoti, išlaikyti. Žinoma, grįžtant prie tos galbūt ir politikų, ir diplomatų tarnybos, mes neįvertinam kartais tų paprastų žmogiškų dalykų. Buvo toks, yra jisai, aišku, generolas Česlovas Jezerskas. 3-kart pasaulio čempionas, kuris asmeniškai buvo pažįstamas su Rusijos gynybos ministru. Tai galbūt politikam irgi paprasčiau atvažiuoti šnekėtis, jeigu Jezerskas paskambina, sako, Paša, tai tam pasmatry. Tai tie asmeniniai santykiai, manau, kad irgi daug ką reiškia. Jų neįvertinam. Tik tai vienu žodžiu Butkevičius susimenam. Buvo ten gal ir tokių asmeninių draugiščių. Ir viskas, ir pamirštama tai. Tai buvo iš tikrųjų visas kompleksas
kur galėjo būti tas strateginis eilinis ar seržantas, nuo kurio galėjo kilti visas konfliktas, kur reikėjo išlaikyti ir tam paprastam šauktiniui neatsukti automato į rusų kareiviai. Tai darbas buvo iš tikrųjų dabar žiūrint, tikrai galėjai visko tikėtis. 31 dieną galite įsivaizduoti, kokia buvo batalione ar 108 pulke, kokia buvo įtampa. Rinkosi politikai, paskutinis kovinis dalinys, kuriam nuleidžiama sovietinė vėliava, kuris išeina iš Lietuvos. Iki paskutinio momento buvo baimė, kas įvyks. Nors pulko visa technika jau buvo pakrauta į ešeloną Šančiuose, kelio stoty. Karių buvo likęs apie būrys. Dar mūsų batalionas skolino transportą, kad juos nuvežti į geležinkelio stotį paskutinius iš rikiuotės, kurie stovėjo, nuleido vėliavą. Ir po jau visų oficialių dalių, po vėliavos nuleidimo, pulko vado prašymų, taip pat aš, bataliono vadas, pulkininkas leitenantas Saulius Veprauskas ir pavaduotojas, pirmas pavaduotojas buvo Artūras Hrabko. Važiavom iš Šančius į geležinkelio stotį prie rampos, kur ešelonas pakrautas, išlydėti, atsisveikinti. Pagal rusišką tradiciją pulko vadas degtinės butelį ant žiguliuko kapoto. Reikia būtinai išgerti, jūs čia mūsų jau taip jau čia. Tik man neišvažiuoja. Mums tas ir buvo, tik jūs važiuokit iš čia greičiau. Tačiau kas įstrigo viena tokia detalė, išėjus kalbai, kaip pulko vadas pasakė, mes visą laiką buvom pasirengę prasiveržti į Kaliningradą. Ką tai reiškia? Jie nebuvo pasirengę kovoti, pasilikti čia. Jie jau buvo susitaikę ir viena mintis buvo, jeigu kas, kad jie prasiverš į Kaliningradą. Tai tiek iš tų prisiminimų, jeigu trumpai. O per tą laiką taip ir nebuvo kibirkštėlių? Taip visi taip laikė? Skirtingose vietose skirtingai buvo. Klaipėdoje buvo kibirkštėlių, kai kur Vilniuje buvo kibirkštėlių, kai kur tiltą paliko viens prie vienas, nieko nepalėtė, kai kur iki grindų imtinai viską išrūpo, viską išvežė, arba pardavė vietoje, beje. Nenuvertinkime lietuvių verslumo. Tuo metu darbavosi ne viena grupelė smulkių ir nesmulkių verslininkų su kariniais daliniais, kurie visą tą turtelį mėgino savo. Neturiu galvoje ginklus. Ginklai beje irgi buvo prekė. Daug metų po to policija vis rasdavo tos vadinamosius slaptus sandėlius, su automatais, su sprogmenim, su šoviniais. Paskutinis, man atrodo, 14 ar 16 metais buvo surastas, 2014-16. Taip kad visko buvo ir mes galbūt iki to šešėlio iki galo viso nežinom. Nes, pavyzdžiui, prie Kauno, kur buvo tas radioelektroninis centras. Jo, tai tengi iš pradžių visi stulpai stovėjo. Aš atvažiavau, po dešimtmečio dar nebuvo praėję. Atvažiavau gal po 8 metų, jau pusė stulpų nupjauta, į metalo laužą dar tas lėkštėta didžiulė dar yra, bet paskui mažėjo, kol visiškai išnyko ir viskas, kaip sakoma, jau vietos žmonių dėka, paskutiniai tie reliktai sovietiniai buvo eliminuoti. Ir aš vieną dalyką nepalėtėm, bet aš manau, kad verta priminti, kai tik tai išėjo kariuomenė, buvo iškeltas klausimas, tuo metu mes tik balsuodavom, bet praktiškai neįgyvendinom dėl žalos apskaičiavimo.
Tai va tik išėjus, imta skaičiuoti, rinkti duomenys, beje, tiksliausius duomenys man teko tiesiog eilinių vėl pasidarbuoti vyriausybės sudarytojų grupiai žalą apskaičiuoti, eilinių tokių tyrėjų, tai geriausiai kariuomenė suskaičiavo. Kiekvienas dalinys inventorizuota, surašyta, kiek kas, kaip, kokia žala padaryta, paskui dar labai gerai aplinkos, tuo metu dar ministerijos nebuvo, bet aplinkos apsaugos. Irgi labai tiksliai suskaičiavo, kokia žala padaryta, tai aplinkai tuometinė išraiška, dabar doleriai netokie vertingi, bet tuomet 1,8 milijardo žala aplinkai. Nu, prisiminkim Šiaulių oro uosto teritorijai, nu gal ne po šiai dienai, bet yra vietų, kur, kaip sakoma, žibalas nupiltas ir buvo galima kibirais semti, ne tik kibirais, cisternomis, kūrą semti, ekologiją kokią įsivaizduokit. Ir kita žala apie 700 milijonų kariuomenės jau tiesiogiai ne aplinkai, bet visa kita paskaičiuota žala. Tai vien su okupacinė kariuomenė 2,5 milijardo tuometinių dolerių prieš 30 metų. Milžiniška suma, milžiniška. Dabar eurais aš nežinau, kiek būtų, gal dvigubai daugiau vertėta būtų, bet jūs įsivaizduokit, kokia žala padaryta ir prisiminkit, kad visą tai mums reikėjo, kur sugriauta, mesgi savo daliniams atstatėm, tai Panemunėje tas kareivinės, kurias valdė rusai, mesgi dabar galiausiai atstatėm. Visą tai mūsų sąskaita, aplinkos apsaugą visą užtikrinti, išsemti tą žibalą, tai žinokit, po šiai dieną tie projektai Šiaulių bazėje vykdomi, kur ekologijai padaryta žala likviduojama už mūsų pačių pinigus. Jeigu pridėti, tai iš tikrųjų batalionas mūsų, pavyzdžiui, ne tik tai 108 pulką periminėjo Kazlų Rūdos poligoną. Periminėjom Šančių kareivinės, bet atsisakėm imti, perėmėm ten tik tai, kur buvo, galvojom, padaryti specpajėgom baseiną. Tai tą baseiną perėmėm pastatą visą puikiam stovi. Kazlų Rūdoj poligoną su ta vila, kur ten buvo paruošta gyventi ministrui ir vadui. Taip pat požeminis tas komandinis valdymo punktas. Irgi mes buvom perėmę gan neblogam stovį. Tačiau mūsų nesugebėjom išsaugoti, mūsų pačių piliečiai pjovė kabelius, metalą ir daug ką patys išvogė. Bet, kolegos, turim atkreipti dėmesį, kad patys politiniai ir ekonominiai procesai, skandinant užmarštį apie okupaciją, vyko natūraliai. Pažiūrėkime, Vilniaus šiaurės miestelio teritorijoje net žymės nelikę yra, teritorija išvystyta visai kitaip, lygiai taip pat pas mus Šančiuose. Įvyko irgi diversifikacija. Bet kareivinės tos Ne, bet tapo gyvenamieji, kadangi šiaurės miestelis tai vis tiek yra nesaugoma teritorija architektūrinė prasme. Šančių kareivinės buvo saugomos, sakykime, vėlgi pritaikyta gyvenamoji teritorija. Iš principo nutiesus prie mūsų valdančiosios daugumos ir padarius Juozapavičiaus prospekto kapitalinį remontą, Šančiai tapo patrauklus rajonas, kadangi yra visai šalia centro. Tai ta diversifikacija vyko ir galima sakyti, na čia gal reikėtų taip sakyti, tas, bent jau kalbant apie Kauną, tas militaristinis rusiškas tvaikas, jisai šiek tiek humanizuojamas yra, nes vis tiek tvirtovė statyta, reiškiasi, Aleksandro III laikais, ir tai, kas įvykę dabar, kas vyksta, tai, sakykime, vyksta visai kitaip, visai kitaip, tas pats Šančių pavadinimas, jisai yra nuo prancūziško žodžio šansai, įtvirtinimai, suteiktas rusų karo inžinierių. Tai iš principo Kaunas tą tokią okupacinę žymę jis nusimeta. Ir tai yra
perspektyvoje tie rajonai, tiek Šančiai, tiek Panemunė, aš jau nekalbu apie Žaliakalnį, kur, sakykime, mūsų vidaus reikalų kariuomenės stovėjo pirmas pulkas, dabar jau viešo saugumo tarnyba, šitą turiu minėti, Husarų kareivinės buvusios, kur jų inžinieriai daliniai sovietų stovėjo, ten dabar komisariatas ir kitos teritorijos, na, jos jau yra, sakykime, grimsta užmarštin. Ir tik tai noriu priminti, va, tą, kaip ir kalbėjau pradžioje, apie tą pasižvalgymą per petį. Jūs prisiminkite, kad išėjus kariuomeniai Kaune įvyko tokie pamiškės įvykiai. Ir kas būtų, jeigu rusai dar būtų čia? Čia 93 ar 4? Trečiais. Rudenį. Popiežiaus vizito. Jo, po popiežiaus vizito tai vyko. Ir suprantat, na, tai tikrai, kaip sakoma, galima galvoti apie įvairias eskalacijas ir taip toliau, tai dabar sunku sakyti, kas ten kaip buvo ir dėl ko ten buvo, bet, na, įsivaizduokime, jeigu tie patys 106 ar 108 būtų dar Kaune, rusų, reiškia, desantinis, ir vis tiek, nežiūrint, kad ten, ką Arvydas sako, kareivių nevykę viską, bet aš manau, kad vis tiek Garų karininkas buvo iki paskutinio. Ir gal tikriausiai net nežinot, kad ras. Va, tai vis tiek, reiškia, būtų buvę galbūt bandoma ir išnaudoti tas situacijas. Tai iš tikrųjų sukrito labai teigiamai ta situacija. Taip, turėjom, ką ir jūs kalbate, ką kalba pulkininkas, kad iš tikrųjų tą turtą išdraskė ir patys kai kur, reiškia, lietuviai, tą reikia pripažinti, bet šiuo metu, man atrodo, viskas stojasi labai gerai ant kojų, Vilnius, ten, sakykime, susitvarkė galbūt anksčiau su to šiaurės miesteliu, ten paleido griovė viską, pas mumis, kadangi buvo saugomos kareivinės, kaip architektūrinis paminklas, labai neblogai po truputį išvažiuojame į naujus kvartalus, į naujus, reiškia, kelias jaunos šeimos, miestas, kaip sakoma, įsisavina pilnai tą teritoriją. Aš matau, mūsų diskusija pabiškai interaktyvėja ir savaime einasi, tai jeigu kažkas turit kokių minčių ar norit pasisakyti, tiesiog irgi, prašau, Liuda. Vieną žmogų noriu paminėti, mes, jeigu dabar sugrįžtumėm į 91-92 metus, tai dėrybų su Rusijos federacija konstruktorius, aš jį taip pavadinčiau, buvo Česlovas Stankevičius, kuris turėjo tiesioginius įgaliojimus ir aukščiausios tarybos ir asmeniškai profesoriaus Landsbergio, o nuo referendumo, apie kurį mes čia užsiminėm ir atgamino tą situaciją politinę 92 metų, tai ir tautos valia buvo labai aiškiai išreikšta, kad nedelsiant kariuomenė turi būti išvesta, o žala pilnai atlyginta. Ne visi prisimena, kad inicijavo Lietuvos krikščionių demokratų partija tuo metu. Ir aš, kadangi buvau gana arti ir sėdėdavau, Rytas prisimena, šalia dabar jau, nežinau, bet labai svarbaus žmogaus krikščionių demokratų lyderio Povilo Katiliaus. Tai va, iniciatyva šito referendumo buvo iš krikščionių demokratų. Mes matom, kur buvo Lietuva atsiradus 92 metais, kaip vyko skilimas aukščiausiai tarybai. Jis ir vyko nuo pat 92 pradžios, kai jau buvo pradėję atrodyti, kad čia viskas sklandu. Su Rusija sudaryta lygiavertė visiškai sutartis. Kas buvo jos dėrėjas? Česlovas Vytautas Stankevičius. Jis, kai pradėjo tą klausimą pats buldozeriu, tai jis jį vedė iki susidėrėjimo 92 metų rugsėjį, kad per metus rusai iš čia visiškai pilnai išeis. Aišku, ir tos baimės buvo, kad gali paskutiniu momentu jie neišeit pasilikti. Ir kad nevykdys, ir pajuto turbūt jau Rusijos pusė, kad per daug įsipareigojo. Tai šiandien Putinas tai visiškai ten į šuns dienas to meto Rusijos diplomatus nuvedė, kaip buvo galima Lietuvai taip kvailai nusileisti. Tai, bet čia jau
mūsų epocha, ir kiti dalykai, ir agresijos pradžia pusę metų Ukrainoje, čia jau nauja karta agresorių. Va, o tada tai buvo pasiekta labai daug. Nes pirmas dalykas, kariuomenės išvedimas nebuvo derybų objektas. Derybų objektas buvo tik tai išvedimo tvarka ir sąlygos. Žalos atlyginimo jis buvo atsietas, kaip jūs čia ką tik ir sakėt, ir iki šiol po 31 metų žala neatlyginta. Bet rusai pripažino, kad jie turės ją atlyginti. Nu tai dabar čia įdomus skaičiai pasakyti apie žalą aplinkai Lietuvoje. Tai dauginkim turbūt, nežinau, iš kiek, iš 10, kokią žalą daro Ukrainoje. Viena vis baisesnė. Tai va, tai šitie dalykai yra labai konstruktyviai, rezultatyviai pasiekti, kad taip šita kariuomenė vis tik tai iš Lietuvos išėjo. O prisimenant, jeigu norit, dar kas apskritai kaip atrodė 92 metais tas politinis laukas, tai dar vieną dalyką labai svarbu prisiminti, ne tik tai referendumą dėl kariuomenės išvedimo, kuris šiaip ar taip konstatavom mes nepaprastai didelį balsų daugumą laimėjo, bet aukščiausioje taryboje tuo metu principinis klausimas buvo kitas. Tai yra stipraus prezidento institucija, kuri ir paskatino šitos, kaip Vilius perskaitė, balsavusius prieš ir susilaikiusius, nes tada jau formavosi branduolys apie profesorių Landsbergį ir visi kiti. Tai esminis klausimas tada buvo ne tiek šitą referendumą užblokuoti dėl kariuomenės išvedimo, kiek šitų referendumų datas žūtbūt atskirti. Nes visiems buvo visiškai aišku, kad šitas referendumas laimės, o dėl stipraus prezidento institucijos pagal to meto laikinai pagrindinį įstatymą, atsiminkim, dar konstitucijos nebuvo, konstitucija atsirado 92 pabaigoje, reikėjo kvalifikuotos balsų daugumos. Tai turėjo ateiti pusė į visi kaip vienas, kaip dabar dėl pilietybės panašiai. Turėjo ateiti pusė ir balsuoti už stiprų prezidentą. Tai kad kartais žmonės iš inercijos tą pačią dieną, jeigu vyks 2 referendumai, nepasakytų 2 kart taip, tai va ta neaiškioji centristinė kairioji Lenkų ir kitų dauguma susidariusi tokia neaiški. Drumzlino aukščiausioje taryboje pasiekė, kad atsietos būtų šitas bilatas ir tokiu būdu gyvenam pagal truputį kitokią konstituciją, prezidento galios yra apribotos. Tai va dar, kalbant apie Česlovą Vytautą Stankevičių ir jo asmeninius nuopelnus, tai čia tiesiog jo braižas ir jo ranka yra derybose su Rusija, tuometinė, seno Rusija. O kas dar įdomaus, tai jisai, mes Lietuvoje nepasiekėm, kad dekomunizacija įvyktų taip, kad komunistų partijos nariai negalėtų kažkiek tai metų užimti politinių postų. Save Česlovas Stankevičius dekomunizavo. Jisai 10 metų nėjo į jokias įtankamas pareigas. Išlaukė tai, kas būtų sveika buvę Lietuvai. Jis savo asmeniškai taikė. Tai va, didžiulė pagarba tam vienam žmogui. Ačiū visiems. Gal papildyti, išleido jisai apie savo dalyvavimą ir vadovavimą. Bet mes pamirštam dar vieną kaunietį. Irgi Česlovas be abejo čia buvo tas vedantysis, bet buvo jis turėjo tokią, kaip sakoma, savo dešinę ranką. Ta dešinioji ranka yra netgi mūsų tas LKD Kaunas vienos skyriaus narys, tai yra Vladimiras Ramoika. Jis irgi buvo kartu su juo Maskvoje, kaip sakoma, ir kartu su Česlovu vedė tas derybas. Va, ir negalim tikrai pamiršti šito žmogaus, nes jo nuopelnas irgi yra pakankamai didelis. Jis yra dar aktyvus mūsų bendruomenės narys. O dar šiaip įdomumas, tokios šiek tiek, kaip sakoma, razinkų. Apie tai, ką Gediminas sakė, kaip reikėjo susitvarkyti, susivaldyti. Prisiminkim, kad šita desantininkų divizija vis dėlto jinai buvo elitinė. Jinai buvo gvardijos divizija. Ir joje
tarnavo ir Margelovo sūnus. Kas nežinot, Margelovas tai tas, kur sukūrė desantininkų pajėgas, reiškia, Sovietų Sąjungoje. Jo sūnus taip pat tarnavo Kauno divizijų šitą. Ir Paška Gračiovas šitą tarnavo, reiškia. Ir aš nežinau tik tai, ar tas mūsų Oskaras tarnavo, ar ne, Osvaldas, kur buvo paskirtas po to 93 metais. Pilkauskas, kuris buvo paskirtas Sovietų Sąjungos VDV, desantinių dalinių vadu, būdamas generolų pulkininku. Bet šita divizija buvo, jinai tokia arši, nukreipta būtent į greitą puolimą, reiškia, sakykime, į NATO teritoriją. Ir jau išvedus, jau yra, kaip sakoma, galima ir YouTube ir kitur susirasti, paieškojus to pačio Margelovo sūnaus interviu, kuriame jis sako, kad mes susirenkam visą laiką atitinkamą datą, tie, kurie tarnavom Kaune, ir išgeriam čerką už tai, kad vėl susitiktumėm Kaune. Tai va, tai aišku, čia yra toksai propagandinis dalykas, taip toliau, bet jiems tas išėjimas iš Kauno, tas išėjimas apskritai iš šičia, Kaunas visą laiką asociavosi jiems su vakarais, tai buvo kaip vakarų Europa. Prisiminkim ir Gračiovo, reiškėsi, taip, pasakojimus apie Kauną. Prieš išvažiuojant, kai Gračiovas iš Kauno išvažiavo į Afganistaną. Jo. Ir buvo Gibalius pas tamstą patalpose dabar, karininkų ramovė Gračiovo išleidimas, reiškėsi, į Afganistaną. Tai tokie momentai, kur tikrai buvo, neramu ir aš tikrai, tenka žavėtis ir amžinatilsį vadų Sauliumi Naprausku ir pačiu Gediminu, reiškiasi, jie tikrai buvo papuolę nepavydėtiną tą situaciją, kaip reikėjo periminėti iš tų desantininkų tą turtą ir prisimenu, kaip senesni karininkai pasakojo, sako, radiatorius ir tos lupo vežėsi. Va, tai, kaip sakoma, darė viską, kad būtų tik tai blogiau. O iš principo, tai, kad buvo padaryta taip, kaip įvyko, be vieno šūvio, ramiai, tvarkingai Kaune, tai yra labai svarbu. O turtą mes atsistatėme, gyvenom puikiai, ministro dėka, reiškiasi, kaip sakoma, infrastruktūra nušuoliavo į priekį ir tų problemų neturim, o reikia džiaugtis, kad buvo tokie karininkai, reikia džiaugtis, ką jūs kalbėjote, Liudai, kad buvo tokie politikai, kurie suvaldė situaciją. Pirmiausia, suvaldė ją Maskvoje, nes Maskvoje pirmiausia reikėjo spręsti situaciją. O po to buvo karininkai, kurie šaltais nervais suvaldė situaciją, sakykime, Kaune. Nes iš visų dalinių, kurie tik tai buvo Lietuvoje, aš nežinau, gal čia pataisys mane ministras, bet šita divizija buvo blitkiausia. Tai dėl ko 108 pulkas buvo paskutinis lygęs, tai tas kovingiausias pulkas, kuris dalyvavo ir Čekoslovakijoje, ir Vengrijoje. Aš nežinau, jūs radot jų pastatytą paminklą karinio dalinio teritorijoje. Vengrijoje žuvo kai kurie kariai. Ir karinio dalinio teritorijoje, tik dabar nepasakysiu, ar Kaune, ar Kazlų Rūdoj buvo suręstas paminklas žuvusiems Lenkijoje. Mes griovėm. O kur, Kazlų Rūdoj ar Panemunė? Panemunė buvo, ne? Buvo. Ir aš vieną dalyką, ką pamirštam, kodėl tokie prisiminimai, kai sako, sugrįžtim į Kauną. Ar buvo gera okupantam Lietuvoje? Turiu pasakyti, kad komunistinė nomenklatūra, nes kalba dekomunizavimą, tai ne apie eilinius komunistus, ten rabategas darbininkus, kurie buvo priimami dėl kvapo į komunistų partiją, bet apie komunistinės nomenklatūros sudarytas sąlygas okupantam. Apie 60-uosius, kai Chruščiovas jau mažino kariuomenę, jinai buvo ženkliai didesnė, 5 milijonai, mažino kariuomenę, jie ieškojo, kurgi juos iškaišėt visus. Ir kokias sąlygas vėliau sudaryti motyvuojančias tarnauti sovietinei armijai. Tai buvo sudarytos sąlygos, tuo metu ir Kaunas, ir Vilnius buvo tos vietos, kai prasidėjo masinė statyba,
tai ne lietuviai ten pirmiausia gaudavo, o būtent okupantų. Visus statydavo į eilę ir būdavo dar privilegijuota komunistinė nomenklatūra, plus okupantų karininkai, plus tie, kurie išėjo į atsargą. Mažai kas žino, kad į atsargą išėjo atitarnavę Sovietinės sąjungos karininkų iki galo. Nesvarbu, kur tarnavo, galėjo Kamčiatkoje, Čiukotkoje, tolimuosiuose rytuose, gaudavo teisę pasirinkti gyvenamą vietą. Ir daug pasirinkdavo, labai daug pasirinkdavo, aišku, Rygą, dėl ko tenai jų po šiai dienai yra labai daug, kai kas pasirinkdavo Estiją, mažiausiai pasirinkdavo Lietuvą, bet pasirinkdavo. Jų galiausiai buvo tokių, kurie atsargos, ne tų, kurie atitarnavo čia ir šeimas kažkokią sukūrdo, bet kurie atsikeldavo. Tai jūs įsivaizduokit, 88 metais tokių jau buvo Lietuvoje 9000 šeimų. 9000. Visi gavę butus, jau geriausiuose rajonuose, ką jau ten jiem pasiūlydavo. Ir paskui, kai prasidėjo kariuomenės išvedimas, kai kurie iš jų pasijuto baisiai nesaugiai. Kaipgi, nėra užnugario to karinio. Prasidėjo ta migracija, dėl kurios mūsų statistikos mėgėjai kai kurie paverkė, kad sako, kiek žmonių iš karto emigravo iš Lietuvos. Tai žinot, 120 000 per 3 metus tuometinius, susijusių pirmiausia su okupantais. Tie, kurie buvo ekonominiai emigrantai lietuviai, jų irgi buvo, bet jų ženkliai kartais mažiau buvo, kartais mažiau. Ir 96 pradėjau. Jo, daugiausia buvo 91, 2, 3 ir 4 metais. Ir 4 metais beje tebe emigravo labai intensyviai, nes tie karininkai, kurie čia tarnavo, jie turėjo tarnybinius butus. Buvo uždrausta juos privatizuoti, tai jie bjaurybės darė, čia jau su lietuvių pagalba, fiktyvės, santuoką sudaro, pasirašo dokumentus, išsiskiria po mėnesio ir būtą parduoda jau kaip nuosavybę ir išsidalina pinigus. Tai čia buvo masinis dalykas, lietuviai ne tik grindis nupirkdavo, bet ir butus, o kokiu būdu išpirkdavo. Taip, kad verslas šalia kariuomenės išvedimo ir civilinės infrastruktūros tokios perėjimo į lietuvišką nuosavybę, tai tas procesas vyko, toks nematomas, bet jisai vyko. Ir dar vienas dalykas, aišku, buvo tos karinės įmonės ir kariniai tie objektai, kurie darė žalą tiesiog gyventojams. Kaune, virš Kauno čia senamiesčio suvedydavo tas sraigtasparnio. Vis tiek gamykla. Tankų gamykla. Tankai gal nevažiuodavo, tai bet sraigtasparniai tai skraidydavo, bet Šiauliai, Kėdainiai, Jonava. Įdomus dalykas buvo 88 metais gyventojų, kai kita aplinka pradėjo rašyti skundus. Virš galvų skrenda lėktuvai, aplinka kitokia, bet ne tik jinai būdavo teršiama, šiaip natūraliai, garsas degalas. Bet degalas. Jo, žinokit, pradėjo tuo metu jau Lietuvoje tą sovietinę mediciną tyrimus daryti, sergamumo. Teko matyti tuose rajonuose palei oro uosto nusileidimo takus. Tai iš tikrųjų, taip, vėžinių susirgymų ženkliai buvo daugiau, bet kai pasiūlė mūsų nomenklatūrai, kad vis dėlto atkreipkite dėmesį, ten važiuojant į Maskvą tos deputatų suvažiavimus, tai atsakymas buvo, tai vietinė valdžia tegu ir finansuoja visą perkelimą, infrastruktūros pakeitimą, vietinė, patys ir finansuokite okupacinės kariuomenės buvimo vietos pakeitimą. Mes čia Brazausko beje buvo kompanijos atsakymai tokie. Tiesiog šalia šitų visų kariuomenės išvedimo atvyko žmonių iš tikrųjų kova dėl tų gyvenimo sąlygų. Nes kartais palygina su dabartinėm, pavyzdžiui, Šiauliuose irgi lėktuvai skraido, bet sąlygos naudojimo, triukšmingumo, normos ir visa kita, aukštingumas ir apsisukimo visokie kampai, viskas yra kitaip. Bet tuo metu gyventojų, žmonių interesą vietoj gyventojų, tai visiškai vienodai
tada nusispjaut buvo. Ką norėjo, iš principo tą ir darė, o dar kartą sakau, komunistinė nomenklatūra aptarnavo kaip turi būti. Kai reikėdavo pinigų, mažai kas žino, biudžetai visada būdavo deficitiniai, vietiniai. Bet nepaisant to deficitiškumo, stato čia kažkokį baseiną, pavyzdžiui. Nesvarbu, ką nors Kaune, ar Vilniuje, ką nors stato. Sporto rūmus, viešbutį stato. Sako, reikia pinigų. Ir staiga ateina metų pabaiga, jie suvedinėja Maskvoje visus tuos galus ir mato, kad, žinot, paleidom daugiau kosminių laivų, atominio ginklo daugiau pasigaminom. Trūksta pinigėlių finansavimo šitų veiksmų ir būdavo įsakymus stabdyti, įšaldyti daugelį objektų, pinigėlius prašom į centralizuotą sąskaitą pervesti. Dėl to labai gražiai pristatydavo visada biudžetus metų pradžioje sovietinė nomenklatūra, bet niekas nepristatydavo, kas atsitikdavo metų pabaigoje. Iki 60% lėšų nurašydavo į Maskvą. Ir paskui vėl iš naujo pristato naują suplanuotą biudžetą, vėl jisai gražus ir tada visi stebisi, klausykite, kodėl čia pas mus 10 metų statosi, 15, aš tiesiog prisimenu, 15 metų statyba. Dėl šitų dalykų pastatyti galėtų civilinius žmonėms ten reikalingus objektus greitai, pinigus elementariai nurašydavo, pavogdavo. Kaip 90 metais, po kovo 11-osios iš sąskaitos nurašė visus rublinius indėlius. 5 milijardai. Ir nebėra jų. Aš dar Arvydai turėčiau klausimą dėl tos Maskvos visos tarnybos, kaip sakant, kaip jos reagavo, kaip iš jų pusės, kaip jie visą tą Lietuvos, kaip sakant, nori išvest kariuomenę ir, kaip sakant, kuo stiprinti savo autonomiją, kaip jie reagavo, kokie jų buvo būtent veiksmai, kaip jie bandė, kaip sakant, kompensuoti visą šitą iniciatyvą iš mūsų pusės. Iš tikrųjų taip jau išėjo, kad kai tapau Seimo nariu, šalia iš kairės pusės visą laiką Česlovas Stankevičius sėdėjo 4 metus ir pasikalbėdom ir apie tuos dalykus, nes vis tiek istorija šiaip įdomus objektas man, ne tik tyrimams. Sudėtingi procesai buvo, mes tiesiog jų po šiai dienai nematom, nes dažniausiai yra apie tuos laikus publikuoti kaip dokumentai. Vienintelis gal Landsbergis parašo šiek tiek memuarų, aš dabar, nėra, aš nežinau kodėl, bet labai mažai politikų tuo metu, kurie darė labai aktyvią įtaką tiem procesam, rašo memuarus arba iš vis nerašo. Viskas nueina į nebūtį ir mes daugelio labai sudėtingų dalykų, aš tik tai sakau, iš pokalbių žinau, kaip buvo sudėtinga, kai atvažiuoju į Maskvą, jau atrodo suderintas sutarimo tekstas ir staiga žip, didelė dalis susitarimo išbraukiama. Nes nesvarbu santykis Landsbergio su Jelcinu, kad pasiskambinti galėjo tiesiogiai, bet aplink Jelciną buvo įvairių labai žmonių, labai įvairių. Putino dar tuo metu aišku nebuvo, bet buvo labai įvairių žmonės ir jie žiūrėdavo į ateitį, o kasgi bus, jeigu mes čia jau viską Lietuvai atiduosim, kasgi ateityje, mesgi norėtumėm tos didvalstybės atstatymo. Daug buvo tokių, kurie orientavosi į tai ir žinoma darė kliuvinius. Dėl to susitarti buvo sudėtinga, kai kurie susitarimai nebuvo pasirašyti 92 metais, žinot, jau iš bendros tos istorijos, bet svarbiausias susitarimas dėl kariuomenės išvedimo vis tiek buvo grafikas. Buvo pasirašytas ir pagal tą grafiką išvedama kariuomenė ir buvo. Pagal grafiką galėjo būti grafikas kitoks surašytas, bet atsirado toks, koks buvo iki 31 rugpjūčio. Anksčiau negu Vokietijoje? Anksčiau negu Vokietijoje, negu Latvijoje, negu Estijoje. Estijoje, aišku, buvo branduolinis vienas objektas, bet čia tik pretekstas. Latvijoje buvo radioelektroninės šitas radaras, dar vėliau negu 94 metai, radaras atrodo iki 97 metų nefunkcionavo. Ir taip toliau, Vokietijoje irgi 94 metai,
Tik tai tiek, kad kuo skiriasi, aš kadangi susirašinėjimą užsienio reikalų ministerijos skaičiau, rašydamas istoriją, tuo metu, pavyzdžiui, vengrai konsultavosi su mumis, o kaip čia jums pavyko sudėrėti viską. Taip, kad jūs nieko jiem neskolingi. Nes vengram buvo išstatyta sąskaita. Žinot, mes čia pas jūs atėjom 56 metais, prisistatėm karinių objektų, tai susirašinėjimas paprastas buvo, mūsų atsakymai irgi tarptautinė teisė. Iš neteisės nedimsta jokia teisė, neteisėtai atėjo 56 metais, vadinasi, neteisėtai pasistatė. Nu, vengrai, aš nežinau, gavę tos mūsų atsakymus, matyt, palingavo galvą ir susitarė. Vis dėlto pripažino, kad rusai pasistatė savo objektus ir jie kažkiek kainuoja, kaip ir teisėtumą tam tikrą pripažino, bet kartu rusai padarė didžiulę žalą ekologijai. Ir tas ant to ekologinė žala tokia, šitą tokia, tai vieni kitiems mes neskolingi ir pretenzijų nebeturim. Nu, čia aišku, kiekviena šalis laisva politikai prieiti prie problemų sprendimo savai, bet vengrai padarė taip. Čekai, man atrodo, padarė panašiai kaip lietuviai, nes kai 68 pas juos atėjo, tai ten nieko jie neįgijo, tiesiog išvedė kariuomenę vėliau negu iš Lietuvos irgi, bet negirdėjau, kad čekai mokėtų apskritai už ką nors. Lenkai perėmė objektus, bet irgi negirdėjau apie jokius santykius, o Vokietijoje, žinot, išskirtinės sąlygos, jie apsimokėjo tos kariuomenės išvedimą. Statė namus? Jo, ne tik. Tai aš tik norėčiau truputėlį papildyti, ką ministras sakė, ką Liudas. Vis dėlto reikia pripažinti, kad tuometinės Rusijos ir dabartinės Rusijos apskritai negalim lyginti. Visiškai sulygindami dalykai. Tai vienas momentas. Ir čia reikėtų prisiminti sausio įvykių mitingą Maskvoje, kaip milijonas susirinko paremti mūsų, taip toliau. Iš principo tos sąlygos buvo, vienokios ar kitokios geros. Gediminas minėjo ir asmeniai ryšiai po to, Jezersko su Gračiovu ir kiti visi dalykai. Tai jie, aišku, sąlygojo. Ir Stankevičius su Jarmolenka duetas Maskvoje, tačiau... Kaip? Pečeliūnas, taip. Ja, bet iš principo reikia pasakyti, kad Rusija buvo visai kitokia negu yra dabar. Ta karta, kuri buvo, jinai yra išnykusi Rusijoje. Šovinizmas, ką jūs kalbate, jis buvo visą laiką. Ir anoj kartoj, ir anoj Rusijoje, jisai buvo. Tai yra natūrali Rusijos imperijos, sakykime, dalis savasties. Va, ir to pasiekoje, aišku, situacija keitėsi, buvo mums palanki ir mes pakankamai gerai susiderėjome. Aišku, jie ten galvojo, nu gerai, čia Kaliningradas yra, bet kada atkirsim ir perkirsim, gal buvo ir tokių planų, tačiau momentas yra tame, kad mums paprasčiausiai pasisekė su tuometinė Rusijos visuomenė ir mes žinojome, kaip su ją kalbėtis, su tuo meto politikais ir su tuo meto visuomenė. Man Vladimiras Jarmolenka yra kelis kart privačiai pasakoja, sako, išeinam, pas Česlovą, sako, spaudimas šoka. Nu viskas, nesusišneka viskas, 2 dienos dirbam prie dokumentų, išeinam iš kabineto, viskas, rusai ten kalba nesąmonės, nu, apsiraminam viską, išpučiam, vėl einam po 2-3 dienų kalbėti su jais. Ir toks monotoninis darbas buvo, kad nepasiduoti, kaip jūs pasidavėte daliniuose. Kaip aš sakau, sprendimai svarbiausia buvo tenais, Maskvoje, po to jūsų. Tai tie visi darbai, kurie buvo atlikti, buvo kantrybės išbandymas, bet reikia pripažinti, kad buvo su kuo dirbti. Dabar nėra su kuo ir apie ką. Tai aišku, tas Rusijos buvimas toks, koks jisai buvo 91, 92, 90 netgi 3, sakykime, prisiminkime, kad tenais to Baltųjų rūmų sušaudymas to parlamento ir taip toliau. O jo, 93. Spalį. Jau pas mumis kariuomenės nebuvo, o Rusija stovėjo pilietinio karo slenksčio apskritai. Jūs įsivaizduokit, mes pakalbėjom, kad kažkas į miškus išėjo, ne, ten pas mumis ten pabėgo vienas būrys.
Tai o kas būtų, jeigu būtų ir, kaip sakoma, tas 72 nebūtų šaudytas to tilto į tos rūmus, ne? Visi prisimenam tą vaizdą, ne? Kaip į tą patį tašką kalė. Ir kas būtų, jeigu Rutskojus būtų laimėjęs? Chasbulatovas irgi. Taip, ir Chasbulatovas Rutskojus, reiškiasi. Kuris rėmė agresiją prieš Čečėniją. Taip, tai tuo metu ir buvo įsitikinę, kad jie yra žymiai stipresni negu Pugo ir kiti, kurie atseit nesugebėjo save nusišauti, ne? Prisiminkit 21 pučą, ne? Tai reiškiasi, sakė Rutskojus, nu aš ne Pugo, aš tikrai sugebėsiu nusišauti. Tai tuo metu, kaip Chasbulatovą, kaip rytas sakė, uždarė kameroj, Chasbulatovas 4 valandas prastovėjo kameroj. Nieko nedarė, stovėjo, nes susiprato, kodėl nepavyko. Gedvinai, dar pridėtume galbūt kažką? Na, tad ko gero, čia iš tikrųjų naujai kūrėsi kariuomenė Lietuvos. Ir dabar galim vertinti, ant kiek vis dėlto vadai kontroliavo, kad ir šauktinius karius. Ir buvo išlaikyta ir ta drausmė, ir situacijos kontrolė, tokio įtampoje, kur bet kada, bet kuri kibirkštėlė galėjo lemti, sakau, politinius visai kitokius įvykius. Tai va, iš šių dienų žiūrint ir į tą situaciją, tai iš tikrųjų matom, kad, na, tikrai pasisekėm daug ir, manau, ir sėkmės buvo. Taip susidėliojo viskas, kad ačiū Dievui. Belieka tik visus pasveikinti su Laisvės diena. Taip, aš matau, mūsų laikas jau pabaiga, mes turėjom valandos diskusiją. Vieną momentą noriu pasakyti. Taip, aš tik iš karto ir sakau tą, kad gal pereinkim prie klausimų tokių iš auditorijos, mūsų nėra tiek daug, tai gal kas norit kažką paklausti, pasisakyti, Du dalykus tik noriu pakomentuoti, jeigu galima, reiškia. Pirmiausia, tai, kad atrodo, kad nebuvo aukų, bet iš esmės tai aukų buvo, mes galbūt jų, kaip sakant, ne visai ir matom. 91 metais po pučo buvo toks labai įdomus atvejis, aš Vilniuje tada turėjau dviratį ir važinėdavau. Jeigu kas prisimenat, ten Švitrigailos gatvėje buvo partinės mokyklos bendravimas toks. Ir ten buvo apsistojęs Omonas, jeigu neklystu. Tai va, ir nežinau, dabar nepasakysiu tiksliai, kuri diena buvo, nes... Užėmė tą pastatą, Omonas. Jo, jie ten užėmė, reiškia. Ir man teko ten gal 21 dieną vakaras ar 22, dabar tiksliai nežinau, rugpjūčio. Aš su dviračiu važiuoju ir žiūriu, stovi 66 gazas ir jį kažką neša kareiviai ir krauna. Nu, kareivišką uniformą, reiškia. Aš privažiuoju ir sakau, ir kažkaip tai sakau, jie, reiškia, ką jūs čia daro, žinai, mes išvažiuojame. Ir matosi nešas tokios žalės dėžės ilgas, nežinau, ar ten automatai buvo tose dėžėse, ar ten kas, bet reiškia ginklus kažkokius, jie kraunasi į tą, reiškia. Ir aš kažkaip, tai sakau, išvažiuoja, taip reiškia. Tai iki pasimatymo Maskvoje, sako, aš taip jiem ranką reiškia, kažką tai tokio, vienas susinimant, patraukė automatą, kitas, nešauk. Va, bet kas įvyko po to? Po 10 minučių jie, reiškia, nusileido nuo kalno, pro Lukiškių aikštę į kairę, link aukščiausios tarybos, ir ten jie pravažiavo ir nušovė Artūrą Sakalauską. Tai buvo tas, aš juos mačiau, tai po to vakarą pravažiuoju, nušautas iš Artūras Sakalauskas. Nes buvo į mane irgi, atsuko tik automatą, žinai, perėdiornau, kaip sako, patraukė tą, reiškia. Tai taip, reiškia, ir paskui tik, ne, tai kažkas tai biškai pristabdė, reiškia, tada bortą uždarė, nuvažiavo. Ir po 10 minučių, ir po 5 minučių, nežinau, kai jie ten šaudė. Tai tų aukų šiek tiek buvo, mes kartais ne viską matom, reiškia, kas buvo. Kiek tų, reiškia, kažkam kažkas nepasisekė, kažkam kažkas tai kažkur, tai ten buvo susidorojama su žmonėmis įvairiais, visokiausių dalykų buvo, reiškia, Sąjūdžio žmonės buvo, kai kurie staiga netyčia ten tvenkinėje atsidūrė ar dar kažkur, tai buvo tokių dalykų. Tai va, ir antras dalykas, reiškia, dėl tos emigracijos, reiškia, tais pirmaisiais metais, kada tikrai masiškai bėgo rusai iš Lietuvos, 92 metais, pirmai jau po pučo, jie ko gero pradėjo jau judėti. O tai taip pasižiūrėjau, kad maždaug lietuvių tuo metu buvo kokia gal 10%, o kokia pasitraukė, reiškia, per tą pirmus kelis metus, reiškia, o nelietuvių buvo daugiau negu 50, apie 60%. Tik paskui reemigracija prasidėjo. Su
lietuviškais pasais jie staiga pasidarė. Nežinau, įvairios matyti, lietuviai visada humanistinį matyt tą frazę savyje turi ir padalina pasus reikia, nereikia. Ir apie 40-50 tūkstančių, žinokit, iš tos emigracijos sugrįžo čia, bet tai nereiškia, kad jie liko Lietuvoje, dažniausiai pasirinkdavo kaip tramplyną. Kas Vokietija, bet labai daug Jungtinės Amerikos valstijos, Kanada. Taip, prašau. Dar norėčiau papildyti, reiškia, Kaune, reiškia, vis buvo sakoma, kad tai yra iš tikrųjų tai buvo, reiškia, kariuomenė pasitraukė rugpjūčio 31 dieną, bet realiai, Liudas irgi tada buvo pirmos kadencijos miesto deputatas, miesto taryboje buvo sudaryta komisija, kuriai vadovavo amžinatilsį Vytautas Stašaitis, jo tėvas buvo eskadrilės vadas, Antanas Stašaitis, majoras prieš karą. Šitą perimti Kauno aerodromą, Dariaus ir Girėno aerodromą. Ir tame tarpe ir sraigtasparnių remonto gamyklą. Tai reikia pripažinti, kad ta gamykla, ir aš buvau, ir mūsų partijos narys Kukustinskas, ir kiti miesto deputatai, iš gamyklos išėjo tik tai spalio mėnesį, nes tada, kai mes atėjom perimti tą gamyklą, tai visą laiką, ne vieną kartą, visą laiką buvo grasinama, praktiškai ten sakė, kad tai yra gariau karininkai, matyti išvežė kažkokią slaptą dokumentaciją ir įrenginius, nes labai svarbi, reiškia, sraigtasparnių remonto įmonė Kaune buvo čia. Buvusių Gustaičio aviacijos gamyklos patalpose, aišku, jie ten pastatė tą papildomą, ten cechą, matė ten dabar jau jis ten verslo centras bus tame, kur laikė sraigtasparnius. Ir be abejo, priminant, tai patys didžiausi tie malūnsparniai, sraigtasparniai, Mi-6 skraidė prie Kauno, ten kaip daugelis prisimena, kad tai faktiškai sekė, nebus kokios šnipinėjimo signalų iš Kauno, visą laiką suko ir Kauno mieste. Dar paro žodžių, va čia ką Liudas šnekėjo, kalbėjo, tai Česlavas Stankevičius tai išleido leidinuką, knygutę apie tuos, turbūt ir Arvidas žino, kaip tik ir visiems Seimo nariam tada padovanojo visi tas knygutės. Tai va, ir dėl tų žodžių, apie ką Vilius kalbėjo, tai dar norėčiau pasakyti, kad kiek teko Sąjūdį būti ir ten vadovauti, tai Sąjūdžio ilgamečio pirmininko Romos Batūros sūnus, vienintelis sūnus žuvo, todėl kad sovietų karinė mašina Soviežį užvažiavo ir jisai žuvo po sovietų sunkvežimio ratais. Tai galima čia daug ką prisiminti, tai tiek. Ačiū. Ar būtų dar kas? Aš neseniai dalyvavau čia perlaidojime karių kapuose Vokietijos. Vokiečio, to milijoninė, ne? Jo, milijoninė. Tai iki tol aš nebuvau buvus karių kapuose vienam tam krašte. Ten rusų. Vien visas kampas. Ir taip nustebau, kad ten laidojimai, ne visus atėjau, bet nuo 46 iki 2014 radau. Tai čia iš tų turbūt grįžusių, aš nežinau, bet ten veikiančius, dar 2014 radau į laidojimą. Gali būti kaip šeimos kapas naudojamas. Gal kaip šeimos. Taip. Bet ten visas kampas ir lankomas, ir ten tvarkė kažkokį. Kadangi gali būti taip, jeigu jisai buvo karininkas, jis, kaip minėjote, liko gyventi, reiškia, arba numirė tarnybos metu dar. Realiausia juridinė situacija, kai jis numirė tarnybos metu kaip Sovietų Sąjungos karininkas, jis buvo palaidotas karių kapuose, formuojama, ten buvo ir dvi teisėdės formuojamas kaip šeimos kapas, palaidojama žmona, po to laidojami, jūs ką matote, 14 metai, tai buvo jo žmona, buvo jo vaikai. Tai ta situacija iš tikrųjų buvo ir tokių, kurie išvyko su kariuomenė į Rusiją ir sakė, sulauksiu pensijos, man liko porą metų, gausiu pensiją, o šeimos liko čia ir grįšiu čia pa šeimą. Tai matyti. Bet taip skundus tegu, nes metai tokie. Nes pažiūrėjus, pavyzdžiui, Vainautreko kapinėse tose naujos pusė vardų yra pavardžių slaviškos kilmės.
Bet tai gal reikėtų apskritai pasakyti dėl Kauno, nu, mes neturim čia tokių užsilikusių, kiek labai smarkiai, gal ten kaip Vilnių šiek tiek daugiau, ne? Iš principo tas, kas buvo Panemunėje likę, išėję praporščikai karininkai gyvena saltuose baltuose 27 statybos. Ir kitas dalykas, kas yra labai įdomu, ir man, pavyzdžiui, buvo atradimas, taip vadinami geležinkeliečių daliniai buvę kažkada tai. Ir jie pasirodo perėjo dalis dirbti į Lietuvos geležinkelius. Ir jeigu, sakykime, aš sakau, buvau taip įdomiai nustebęs, 2005-2006 metais man teko, reiškia, darbuotis prie vieno tokio įdomaus projekto, tai vadinamas traukinio žiedas, kuris yra šičia Kauno geležinkelio stoties gale, prie buvusių Špalų gamyklos. Vagonas apsaka. Tai vagonas apsaka. Na, tai... Pabėgių gamyklų. Jo, pabėgių gamyklų. Mirkimo. Jo. Tai nu, čia kita mūsų Kauno didžioji bėda ekonominė, bet tiesiog. Tai nuvažiavo vyrai, grįžta mano, sako, klausyk, sako, tu nieks lietuviškai nekalba. 2005-2007 metai. Sako, atvažiavom, sakom, pasijutom, žinai, kaip... Jo, tai bet vidury Kauno. Vidury Kauno, tai, kaip sakoma, aišku, kiekvienais metais asimiliuojasi. Mažėja, tą, ką aš paminėjau apie Margelovą, tai buvo čia iki 2005-2006, tas, reiškia, jų visi... Ir vėliau. Infrastruktūrinėse objektuose, žinokit, tik tai per pastarąjį dešimtmetį praktiškai labai stipriai mažėjo, ypatingai vadovų tarpe, nes buvo tarp vadovų daug. Kaip prieš 10 metų, dar daugiau, prieš 12-13 metų atgal darė STT tyrimą. Toks įdomus tyrimas giminystės ryšiai valstybinėse įmonėse, tai pasirodė, kad geležinkeliuose 90% yra giminės. Įsivaizduokit, ištyrė 5000 ir 90% jie giminės. Ne visi, aišku, 5000, bet didelė dalis. Ir čia jie nuo seno, bet sakau, pastarasis dešimtmetis buvo daug pokyčių, gal čia kartos keitėsi. Ir vadovai keitėsi, oro navigacija per paskutiniai vadovai jau niekaip nesusiję yra su praeitim, o iki tol čia jau, turiu pasakyti, ir mūsų saugumos nacionalinis turėjo didelių problemų su šitom įmonėm ir jų vadovais ir jų ryšiais. Dabar jau kitaip. Dabar jau Rusija, jeigu ieškoti kokios nors agentūros, tai žinokit, visi nauji, su praeitim niekaip nesusiję, visi nauji. Man sakė toks Liudvikas Liudvinavičius, vienas geležinkelių vadovų, sako, 88% Lietuvos geležinkelių darbuotojų yra nelietuviai. Bet čia, žinokit, keičiasi. Dabar, ką sakė visi, keičiasi kartos. VGTU, Vilniaus technikos universitetas pakankamai sustiprino savo transporto katedras apie, reiškia, tiek aviacijos, tiek geležinkelio. Ir tikrai, aš automobilizmą nekalbu, jie visai buvo lyderiai, automobilizmų VGTU. Tai iš principo tos dabar ir geležinkelio aviacijos katedros yra sustiprintos. Aišku, ten, kad dėl aviacijos, kaip žinom, vis tiek daug vis važiuoja į Rygą studijuoti, nes ten stipriau. Bet geležinkelius tikrai inžinieriais geležinkelio apsirūpinamam ir kelininkais apsirūpinam ir keičiasi kartos. Tai aš matau, kaip laikas mums bėga į pabaigą, tai galbūt kas nors turėtų paskutinį klausimą. Tai šiaip galiu paklausti, jeigu sakėt, neatlyginti yra žala Lietuvai virusų, tai gal dabartiniai politiniai situacijai neblogai būtų priminti jai? Dabar mūsų žala, aišku, Ukrainos fone nublanksta, nes ukrainiečiai primetė tą pradiniai tenai, pas juos gavosi, atrodo, 100 kartų didesnė žalos negu mūsų. Šiaip šita valstybė turėtų matyti visiems kaimynam mokėti reparacijas daug dešimtmečių, nes visiems padarė milžinišką žalą. Nepaisant to, kai Rusija dabar, matau, mėgsta matyti iš opozicionierių vakaruose gyvenančių lyginti rusų gyvenimą, kur nors tolimuosiuose rytuose, Blogovešinske ir kitam upės krante mūro kinų gyvenimą, kur dujos +3 karto pigesnės, bet jos rusiškos. Tas įdomu. Gyventojų daugiau, prabanga žiba, apšvietimas žiba, o čia, kaip sakoma, kiaulidė
kuri buvo prieš 50 metų ir nieko nepasikeitusi. Tai vat, o kur jau ten pinigai, tai vieni rusai tik tai žino. Kur žino, kur Maskva. Bet priminimas, aišku, dėl žalų visada jisai vertingas, nors, aišku, mes žinom, kad iš dabartinės Rusijos niekas nieko negautų, bet čia kaip pavyzdys, kaip su holokausto aukoms atlyginimais. Nekalbėta apie žalos atlyginimą, iš vis nekalbėta, ta prasme, 0 sveikų 30 metų. 80-metį po 30 metų pasibaigus karui pradėta kalbėti. Vokietija po truputį ten pradėjo mokėti, nepaisant to, kad jau kita Vokietija sumokėjusi reparacijas. Jau sumokėjusi reparacijas. Pradėjo jau žmonėm tiesiogiai mokėti. Prabėgo dar 2 dešimtmečiai ir tada prisimenta, kad buvo ne tik žydai. Buvo išvežti į Vokietiją prievartą ir kiti asmenys ir lietuviai, tarp jų buvo ir panašiai. Dar buvo sugalvotas fondas, į kurį sumetė koncernai, kurie karo metais egzistavo, tokie kaip Volkswagen, tenai ir panašiai, kurie išnaudojo tą darbo jėgą. Vėl buvo, tai jūs įsivaizduokite, tai buvo 2000 metai, 55 metai po karo, bet vis dėlto buvo mokamos tos išmokos žmonėms. Taip, kad žalos klausimo kėlimas, tai yra ateities klausimas. Tai atsižvelgiant ir infliaciją, ir į visą žalą ir žmonėm, ir gamtai, ir infrastruktūrai, ir netektas pajamas, gal įmanoma būtų trilijardą paskaičiuoti? Trilijoną. Visko įmanoma, bet čia jau, aš manau, detalės. Kai jau kalbam apie trilijonus, žinai, čia jau detalės. Gerai, tai ačiū ir galim suplanuoti.